Tame yra dar keli butai. Aš perku vieną, Aurimas perka vieną. Be pradinio įnašo. Mes dabar va čia esame apsistoję, Cezarį va čia. Ir va šičia va studijo butai su balkonais, vienu žodžiu. Va pačioj bus baseinas va. Čia jau pastatyta va, jau daugštai pastatyti, mes buvom nuėję, matėm. O tokie va butukai bus su balkonais. Paprasti, nedideli butukai. Tai va, po štuką pradedi mokėti ir viskas. Ieškodami studijo būtų, mes radome labai gerą mokėjimo planą, tai yra be pradinio įnašo. Pradedi mokėti po 1000 pinigų ir kaina ten yra apie 82 000 viso. Tai aš imu vieną, kolega ima vieną ir dar ten kokie likę 4-5 tame pastate. Daugiau tokių akcijų nėra. Tai jeigu kažkas dar nori pagriebti, rašykit man, skambinkit į telegramą, ne į žinutės, ne į komentarus, o į telegramą, į numerį, per numerį į telegramą, nes į numerį dabar nepaskambysit, aš esu Kiprė, tai man neveikia tas numeris, bet telegramas, WhatsAppas ant to numerio veikia, vienu žodžiu, 990 galas, ne? 8641 68990, ne? Tai va šitas mano numeris yra. Tai pagal jį randat mane telegrame, WhatsApp'e, rašot ir kol aš čia esu, galiu rezervuoti. Jeigu aš ir nebūsiu vėliau, galėsim rezervuoti nuotoliniu, bet tada turėsit mėnesį laiko atvykti, sumokėję 1000 eurų avansą, jūs galėsite atvykti per mėnesį laiko ir susipildyti sutartį. Kitaip jie nuotoliniu nedaro, tik tai gyvai, sako, pas juos tokie įstatymai. Nu, gerai, tebūnie taip. Tai jeigu 1000 avansų rezervuojat, tai teks man skristi su jumis į Kiprą ir padėti jums čia susipildyti viską kaip reikia, kad pirktumėt butą. Tai va, kas gali būti geriau? Jūs žinote dar nors vieną apskritai butą šiltose kraštuose, kur nėra pradinio įnašo ir pradėti mokėti po 1000 oficialiai dideliai kompanijoje? Aš nežinau, čia labai geras pasiūlymas. Tai va, tai tiek, lauksiu žinių, jeigu domina. O tarp kitko, aš tą butą išmokėsiu iš savo kripto programos. Mano kripto programa dabar atneša 1500 per mėnesį ir aš po tą 1000 ir mokėsiu iš kripto programos. Tiesiog super.